Sveiki visi, su jumis sveikinasi Kuzė ir šiandien žaidžiame kažkokį žaidimą, jo. Tai dabar bišką apie žaidimą, čia yra Clash of Clans. Tikriausiai daug kas žino, jeigu turi išmaniuosius telefonus, tai čia labai populiarus žaidimas. Taigi nutariau daryti savaitinės, gal serijas tokias, aprodysiu savo pilikę, kol man šitas žaidimas atsibos. Jo, neatsirodys. Tai dabar tiek, čia yra žiauriai senas akauntas. Ką aš sakau senas, tai gal pusę metų, dabar jau tiesiog buvau neaktyvus beveik visą vasarą, tai tiesiog, va, pradėjau prieš savaitę žaisti. Prieš mažiau gal. Va, yra klanų kovos. Laimėjom jo. 28-19 laimėjom. Kam reikia suprast, kas čia 28, čia žvaigždutės. Kad galiu paaiškinti. Oi. Čia vat yra, vat tokie yra chatai, klanas, va čia yra, va, klanas tokia pilikę turi. Čia gali kareivių pasiprašyti, esu pasiparašęs. Paskui parduotuvė. Parduotuvė yra gynybai, kas reikalinga, tai va bombikės. Bombikių man reikia, pavyzdžiui, va čia reikia padėti bombikę, ne? O čia reiktų bombikės gal, ne? Tai jau nebegaliu, ne? Čia paskui, va čia va tai fainiai net yra. Čia net dviem eina slotais tais. Gal man reikia bombikių didelių. Gal aš noriu daug ištaškyti, ne? Paėmai, padedi. Pliurkti už pinigus. Viskas vyksta va čia už pinigais. O pinigais ir akceleriu, dark akceleriu ir džemais. Džemai gaunami iš medžių arba iš achievementų, vat pa šitą bubulką. O čia yra achievementai vykdyti. O čia tą pasiekti reikia. Paskui statybininkai. Dabar turiu 3, vienas nenaudojamas. O 2 dirba, va čia atstato, upgradeina. O 3 užstatysim va čia, vat, kad patobulintų mūsų gynybą. Nes visada taip darau, vienas gynybai, 2 kiti kitam. Nes jeigu visą gynybą vienu momentu tobulinsi, tai pavyzdžiui, aš 3 visus sustatyčiau čia. Vis mano gynybai nelieka daug, vat, pavyzdžiui, vienas tas damage, 6 damage per sekundę. O jisai pataiko į žiauriai daug kareivių į vienai krūvai. Tai pažiūrėjau čia. Paskui yra atakai. Čia biškai taip kažkaip keistai. Nu čia tiesiog, vat matot, čia programa yra, kad galėčiau pažaisti. Nu tiesiog, kad pafilmuot galėčiau. Toliau kas yra. Čia yra goblino atakas, taip. 60-600. Ir čia gali susirasti tai playerių. Kaip čia. Ir čia žvaigždų, čia tą visą lygą tavo. Ir kelintas tų lygų ir rodo mano lygą, spaudžiame. Jeigu tik tai leistų man paspausti. Ir kas čia per šūdas? Va, šūdas. Gerai. Edam, susirandam save, matot, neseniai perėjau kitą lygą, dar tik tai, todėl dar tik tai. Nes va 1021 turiu. O silver antram esu. Jo, antram. Tai patiknu 1000 taip pat. Pakliūni čia. Paskui vat kas yra. Čia klanas. Biški vat. Klanas, pavyzdžiui. Klanas yra, kad tu turi pelikę savo. Į to pelikai vat kiek užsitobulinęs esi, tiek kareivių telpa. Pas mane 15 telpa, nes antrą lygį yra. Aš paprašau kareivių. Čia vat atsiranda tokie vat. O tokie donate mygtukai. Ir čia galiu paaukoti kareivių. Nu, aš galiu paaukoti 5 lankininkus. Tarkim, ne? Ir jie išbėga, čia pas kitų išbėga. O paskui, kai man paaukoja, aš galiu jas kare naudoti arba gynybai. Va čia, mat, rodo spindelių, kokią gynybai veikia. Dabar parodysiu ataką. Jo, ataką. Pofiktas šildas. Bus dar tų šildų. Tai kaip sakau, čia gal savaitinę kokią, ar gal pusę mėnesio, nu kas 2 savaitės kokią apžvalgą. Kaip man sekas padarysiu. Nes čia tiesiog daug veiksmo nėra, bet visai įdomu žaidimukas taip pažaisti. Taip, dabar čia aš ieškau tokio lengvesnio taikinio, kad nes man dabar resursų reikia. Gerai, tai dabar pradedam va taifą. Bombų biškį. Užbombarduojam sieną. Okei, lūžo siena.
Kas čia yra, neleidžia paliesti. Reikia spaudinėti, pelyti. O, frame drop. Frame drop kompiuterį. Net frame dropping. Čia, tik čia. Dar vieną tokį turime. Ir viskas. Tų kareivių negalima reguliuoti, tiesiog tikram kare juos tu gali nukreipti tinkamą linkme ir jie patys eina. Tiesiog iškyla kliūtis, gal jie apeina ir bando sunaikinti, o čia yra šitie vat galingi mano kariai, o šičia yra galingi jų gynyba, galinga jų gynyba. Čia mano kariai bėgioja aplinkui, bando padaryti kuo daugiau žalos. Čia kaip matot, beveik visus resursus išvoksiu aš jiems. Šitie labai galingi kareiviai iš tikrųjų. O šitas, žiūrėkit, matot, meta pist. Iš kiek iš tiek nuneša kareiviai. Kiek man iš žalos padaro. Varyk greičiau šaudyti. Nu viskas, karočiui. O čia man be šansų. Nu, 2 žvaigždutės vadinasi laimėjau, bent 1 žvaigždutė. 1 žvaigždutė gaunama už 50% sunaikinimą, antrą už, arba pirmą gali būti už bazės sunaikinimą ir dar 1 gaunama už 100% sunaikinimą. Nu, aišku, tvoros nesiskaito prie sunaikinimo, tad tiek. Tai matote, einam. Laimėjom biškį resursiukų. Čia vat, lygos bonusas. Jo buvo parašyta bonusas, aš nesupratau, ką bonus. Važiuojam. Taip. Kaip matote, šiek tiek apie žaidimą. Vėliau gal kada nors. Matote, biškai apie žaidimą, čia toksai kaip strateginis, bet nepastovaus veiksmo. Kaip dabar viskas. Reikia eit kareivių man dabar gamintis, kareivių pasigaminsiu 5 tokius. Lankininkų daug. Paskui burtininkų daug. Čia biški daug man sueis Accelerio, va šitą kaip matote čia. Žiūrėkit kaip jis pampuosis dabar. Viskas. Ir šitą dar užsakom partiją. Paskui yra blogųjų kareivių kaip čia. Iš šito gaminama. To žiauriai sunkiai gauti aš dar. Čia net nėra tų kareivių sukurta. Ir čia eleksyriai, kurie brangiai kainuoja pagal mane, man tiesiog. Aš turėjau daug šito, šitokį pradėjau žaisti čia iš po ilgą laiko tarpą. Bet pastoji tik po 100 štukų nuneždavau, mažiau tiksliau. Man tiesiog po 3 tokius eleksyrus to parodysiu. Neatsipirkdavo tiesiog. Dar kareiviai plus. Tiesiog neatsipirka, o aš takui tik negaunu, kad atsipirktų. Žiūrėkit. Atak lodžiai. Kiek aš daugiausiai esu šito raudono paėmęs, nu pažiūrim. 69 tūkstančiai. 69 tūkstančiai. Nu gal ten, neatsipirk niekaip. Tai matot, ne visur išnaudoju po 3, o čia, pavyzdžiui, po 3 išnaudojau, nors čia. Net negaliu pasakyti, kad čia daug ką paėmiau, bet tai kareivių išnešė tai neblogai. O čia vat jau bent paėmiau kažką. O čia vien tai išnaudojau, o paėmiau tai lūto tai neblogai, čia atsipirko. Tai čia 15 tų blogųjų kareivių išnaudojau, tai čia vėl brangu. Tai tiek šiai apžvalgai, tikriausiai apie šitą žaidimą. Suteiksim po savaitės su šito žaidimo tikriausiai. Arba kai vyks kas nors svarbaus, ar panašiai. Jei patiko, spaudžiate laiką, jei žinote šitą žaidimą, parašykite gal kokį pamokymą man. Ar ką nors panašiai, ir čia nekritikuokit, čia yra laisva vieta statyboms, vat kai matant, pasakėjom šitą. Kai naują lygį pasieksim. Tai tiek šiam epizodui. Jei patiko, spaudžiate laiką ir vėl, kaip sakau, nepatiko irgi tą patį, laiką, subscribe, numetat komentarus, aišku, man padėsit jūs, gal jūs žinot kokių pamokymų, gal kaip nors įmanoma lengviau viską gauti ar panašiai. Tai tiek. Iki.